Šios bylos Panevėžio apygardos prokuratūroje turės būti sujungtos į vieną, šitaip paspartintas jų tyrimas. Tačiau prokurorai sako neskubėsiantys visko užbaigti iki artėjančių Seimo rinkimų, kuriuose dalyvaus ir pati Venckienė. 15 panevėžiečių prie prokuratūros išreiškė jai palaikymą su plakatais ir Lietuvos trispalvėmis. Kadangi šita pedofilijos byla ir jį parodė, kad reiškia labai Lietuvoje nėra tiesos, norėtume, kad visi dirbtų teisingai ir kryptingai savo darbą. Ir dėl to reiškia, kadangi palaikom Neringą. Mes labai tikim Neringą, tikim jos teisingumu ir nekaltumu. Mes linkim išminties prokurorams, nes jiems nėra lengva. Tokia rezonansinėse bylose dalyvauti nėra lengva ir mes iš tikrųjų prašom Dievo pagalbos, kad jiem užtektų išminties, kaip nors taikdariškai spręsti šitą klausimą. Kokia liga serga Venckienė ir kada ketina pasveikti, kol kas tiksliai nežinoma. Šios neatvykimo prokurorai nelaiko proceso vilkinimu, tačiau jie žada įsitikinti, ar buvusi teisėja išties serga. Premjeras Andrius Kubilius nesupainiojo interesų, kai prašė Gazpromo pigesnių dujų koncernui Achema. Taip nusprendė vyriausiosios komisija. Premjerą etikos sargams apskundė darbiečiai. Jų teigimu Kubilius rūpinosi Achemos reikalais, norėdamas atsidėkoti už konservatoriams skiriamą piniginę paramą. Kad premjeras Andrius Kubilius prieš teismą pasirašė laišką, prašė su dujų milžinės Gazprom sumažinti dujų kainą Achemai, paaiškėjo štai per šį susitikimą, kai vasario pradžioje Vilniuje viešėjo Gazprom eksport vadovas Aleksandras Margalovas. Dėl to kilo įtarimų kitiems politikams, kad Kubilius galėjo supainioti interesus